Labą dieną. Ai, greit. Labas naktis. Atkėjom prieš 15 minučių, dabar einam pabandyti gauti kavos ryte. Nes paskui lauksim oruosiuose labai daug. Ir skrendame. I stumble up to the window. Mes važiuojam pirmą kartą koncertuoti į Azerbaidžaną, į Baku, labai graži žmonės. What went on last night? You look so sweet while you dreaming, holding your bottle of Tango Red. It isn't even the weekend, maybe that's how I know you're the one for me. Man įspūdžius dabar, kai važiuoja, papasakot. Tikrai karšta. Ir labai graži. Jau sakėm, kad karštas. Labai karšta, bet dar kartą galim paminėti, tikrai labai karšta. Labai. Gyvenam puikiam viešbutį, kur matosi pagrindinė scena, televizijos scena, naujas modelis ir tikimės, kad dabar galėsim daugiau pavaikščioti mieste ir pasižiūrėti visą architektūrą. Kadangi pas mus yra žiauriai karšta, mes važiuojam dabar prie jūros, užsimaudysim, pasideginsim ir tada eisim ruoštis koncertui. Teritorija yra milžiniška iš tikrųjų. Galvojau, iš nuotraukų galvojau, kad bus tai čia, kur yra baseinas, bet iš tikrųjų teritorija yra labai didelė. Įspūdžiai tokie, kad prie 35 ar 38 yra tikrai labai sunku ant kapų šokti. Labai sunku visą programą paruošti. Labai karšta. Burna žiauriai džiūsta, buvo ne vienas tikrai gaidys. Bet buvo svarbu tokių vyrų, kurie labai norėjo vandenio aptaškyti. Tai perėdavo tą tašką, visai Bet šnekėjom ir rusiškai, ir angliškai, ir jie šoko su mumis kartu, ir dainavo kartu. Svarbiausia, kad žinojo visus gabalus, tai čia yra geriausia programa, kokia gali būti. Mes mylim Baku. Ir mes net vieną vaikinuką įstūmėm į baseiną, nes buvo žiauriai karštas. Kai mes pačios norėjom, tai mes jam pagelbėjom ir įspūdį. Jo, dabar Gerai, dabar eisim. fotografuotis noriu su jumis. Dalykas numeris 1. Ten labai gražu. Antras dėl to, kad ten gyveno nuostabų žmonės, kurie labai gerbė moteris ir ten pasijusit merginos kaip rojų. O trečias, ten yra labai Nuostabus klimatas. Taip, šalis, kurią tikrai reikia palankyti, nes nuostabi. Tikrai nuostabi. Tai tiek.